Taip, tai šiandien norėčiau pakalbėti tokią temą, kadangi susidūriau tikrai pastarosiom dienom labai stipriai su įvairiausiais jausmais ir tuom, iš kur jie kyla, o jie kyla iš mūsų. Tai kokie esam mes, kas mes per žmonės, kokios mes sielos ir kodėl tokios esam. Tai būtent apie savęs priėmimą. Savęs tokio, koks esi, to, kas vyksta, to, kas jaučiasi, o ne to, kas galvotume galbūt, kad turėtų būti ir jaustis, ar kaip norėtume, kad būtų ir jaustumėmės. Tai pastarąsias kelias dienas teko susidurti su įvairiom ir dvasiniam patirtim, ir kalbėjausi su bioenergetiku, ir dalyvavau gyvoj paskaitoj, kur tiesiog mano viduje iškilo daug jautrumo, daug baimių. Netgi bioenergetikas papasakojo, kad gimties matricoje, ar kaip jis išsireiškė, jau netgi matosi tam tikras atsargus požiūris į pasaulį ir tam tikras ne iki galo pasitikėjimas. Ir kas aišku galėtų mumise sukelti tokį kaip nusivylimą, kad aš čia kažkoks sugadintas, kažkoks netoks, nepilnas, nefainas. Bet žinot, kokius man jie sukėlė tai jausmus? Sukėlė priėmimo, daugiau priėmimo savo, daugiau meilės savo. Ir kodėl, paklaustumėt, kažkokius nefainus dalykus sužinojus, kodėl man sukilo kaip tik priešinga reakcija. Ogi todėl, kad mano vaikystė buvo šiaip labai graži. Ir tik tais, kai atėjo paauglystė, man tarsi staiga prasidėjo įvairūs sunkus jausmai. Ir kaip aš sakydavau pati savo, po daug metų bandydavau paaiškinti, kad galbūt tai karma jau pradėjo veikti. Nes kol esame mažiukai, mes labiau gyvenam savo tėvų karmą. Ir mumis dar tokia yra kaip ir angelo apsauga veda. Ir dar tiesiog kol kas nesimokom dar tų pamokų. Ir tiesiog pratinamės prie žemės, prie kūno, prie įvairių dėsnių. Tai aš savo taip aiškinau. Arba dar kažkur pasąmonė atrodė, kad aš tarsi kažkaip sulūžau, kad buvo viskas gerai ir po to staiga nebegerai ir tarsi bandžiau visą gyvenimą save taisyti, pakeisti ir grįžti kažkaip į tą būseną, kurioj buvau ir kad ir kaip iš tikrųjų suprasdavau ir girdėdavau ir atrodo net ir kitiems sakydavau, kad reikia priimti, koks esi. Bet manyje nuolat pasirodo kabojo ta sąlyga, kad aš priimsiu save, kokia esu, bet tik tais to tam, kad kuo greičiau pasikeiščiau. Tai tas visos tos žinios ir iš human designo netgi, kai buvom mūsų moterų rate, ir ta bioenergetiko, ir tos paskaitos, man tarsi viską taip koncentruotai ištraukė ant stalo visas tas savo savybės, kur aš gal nenorėdavau jų matyti visą gyvenimą. Ir aš tiesiog supratau, kad aš nesusigadinau kažkaip gyvenimo. Aš nepadariau kažkokių klaidų, kad palikau išsigandusi ar ten kažkas. Kad tai net ne mokyklos patirtis, tai net ne kaip mama jautėsi, kai neščia buvo. Bet kad tai yra kelias, kurį pasirinko mano siela šitoj žemėj, kad prisimint dieviškumą. Kad tokiu unikaliu būdu, kuris reiškės yra tinkamiausias man, aš prisiminčiau dieviškumą ir pilnatvę savyje. Kad reiškės būtent toks būdas, tokios patirtis, tokios mano vidinės savybės man labiausiai pasitarnaus kelyje į atsiminimą vidinės tiesos, vidinio nekintamumo, vidinio vientisumo ir pilnatvės. Gal kitiem tai yra visai kitos temos, gal kažkas visą gyvenimą turės įvairių situacijų ir pamokų, tarkim, su finansais. Kitas žmogus gal niekaip nesupras, kodėl jam
per santykius nuolat kažkas kerta, vis kažkas neaišku, kur tik eina, viskas tenais kabina ir kartojasi. Trečias gal bus nepaliaujantis karjeristas ir vis galvos, kodėl čia taip jam. Tai žodžiu, kad kiekvienas mes tą savo tobulą kelią pasirenkam, kuris gali tokiu būdu pas mus atrakinti tuos resursus, atsiminimus ir tą vidinę galią, kur gal kitam žmogui tokiuose pačiose aplinkybėse tiesiog nieko nebūtų. Tai toks atsivėrė kažkoks švelnumas savo. Taip, aš jautri, taip, turiu dar ir sakių baimių ir atsargumo kažkokio pasauliui. Bet tuo pačiu, jeigu aš tokia nebūčiau buvusi, tai gal aš ir nebūčiau nei tam moterų rate klausiusis apie human designą, gal aš nebūčiau gyvenime turėjus kontaktų su bioenergetikais, gal aš dabar šito filmuko neįrašinėčiau, o tiesiog nežinau, gal net nesidomėčiau dvasiniu pasauliu ir kažkur dabar tūsinčiau arba Karibuose maudyčiaus, ar nežinau, kažkokį vaikyčiausi kažko, kas galvočiau, kad yra labai prasminga ir kad pagaliau užpildys tą vidinę tuštumą, kurią tikrai daug žmonių jaučia, kurių tiesiog dar nepakreipia galbūt, net nebūna tas laikas, kad jie pradėtų to ieškoti viduje, o ne išoriai. Tai va, tai atsivėrė toks labai labai stiprus suvokimas iš tikrųjų, priėmimas. Ir tą akimirką, kai visa tai jaučiasi, kažkokie nemalonūs pojūčiai, galbūt iš tų savybių, kurių mes nelabai mėgstam, kad būtent suvokti, kad dabar tai yra Dievo valia šią akimirką, kad dabar tai yra šios akimirkos tiesa ir kad tai yra svarbu, kad tai vyksta ir būtent taip, kaip vyksta, kad ir kaip mes galbūt norėtume ir kaip mums atrodytų, ir tiesiog tai priimti kaip nuostabiai svarbę akimirką, panašiai kaip mes, kai žiūrim filmus, ir yra kažkoks personažas ir ten kažkas vyksta ir mes suprantam, kad, net nekvestionuojam, kad jeigu filmas buvo kurtas būtent šitaip ir tai yra labai svarbu ir ten tam veikėjui tai taip ir yra, tai mes kažkaip ir žiūrim ir tikim, jo svarbu, o savo gyvenime kažkaip norim kažką pakeisti. Tai va, tai ir be galo svarbu kitas niuansas, kad kai patiriam visą tai, ir net jeigu kiti žmonės nepritarė ar mumis atstumia, tai ką renkamės tą akimirką mes? Ar mes renkamės taip pat save atstumti, ar visgi liekam su savim, priimam, kad tai yra, kad mes mylim save ir tokius, kad viskas yra gerai, būti ir tokiems. Nes vienintelė nuomonė iš tikrųjų, kuri mums giliai širdyje rūpi, tai yra mūsų pačių. Ir vienintelis atstumimas, kuris iš tikrųjų vyksta, yra mūsų viduje. Nes kad ir kas pasaulyje ką galvotų, atstumtų, elgtųsi, mums gali tai visiškai nerūpėti ir net nedaryti jokio poveikio, jeigu savo viduje mes tvirtai stovim šalia savęs, savo vertybių, ir mums tai atrodo visiškai normalu. Tai tokia gaida aš ir užbaigsiu šiandieninį pokalbį. Kviečiu tiesiog pastebėti, kokie jūs esat, kaip jaučiatės su visomis savo savybėmis. Ir tomis, kurios yra akivaizdus privalumai tiek jūsų, tiek kitų akise, bet atkreipdėmėsi ir į tas savybės, kurias galbūt laikot minusais, kurias galbūt manot, kad reikia keisti, išspręsti, ir tiesiog užduoti savo klausimą, kaip tos savybės padeda jums grįžti į savo pilnatvę, kaip jos jums padeda ir primena, kad viskas yra jūsų viduje. Pavyzdžiui, galbūt nuolat siekdami kažkokių karjeros rezultatų, darbo rezultatų, ar daugybės finansų,
galbūt nuolat vis tiek jaučiate, kad tarsi negana, kad vis tiek kažkaip taip ir neteina tas taip, kad jau. Tai galbūt tai būtent ir kviečia atkreipti dėmesį į vidų, kad visi tie pasiekimai nėra tai, ko ieškot ir kad išoriai to tiesiog nėra. Jeigu vis bandot susirasti draugų ir labai kažkaip su jais susibendrauti, užmegzti artimą ryšį, bet vis atrodo, kad kažkaip tada reikia tos draugus išlaikyti ir ta įtampa vis tiek kažkaip nedingsta, arba ta tokia tuštuma užsipildo tik trumpam, kol bendraujat, arba išvis neužsipildo, tai galbūt tai kviečia atkreipti dėmesį, koks ryšys yra su savimi, kad visgi tas tikrasis ryšys, kurio mes taip siekiam, tas bendrumas, sąjunga, yra su savo dvasia, su kūrėju, su visata. Ir todėl mūsų ir neužpildo jokie menkesni dalykai, jokie išoriniai dalykai. Tai va, taip turbūt galima netgi apibendrintai pasakyti, kad net ir didžiausi sunkumai, net ir keiščiausios mūsų savybės iš tikrųjų yra įmantriai supakuotos pilnatvės dovanos, pilnatvės kibirkšties ir postumio dovanos. Tik jeigu mes busim pakankamai sąmoningi, pakankamai budrus, pasiruošę klausytis, atsiverti ir pasitikėti. Tai gražaus jums likusio sekmadienio.